Panašu, kad ambicija prieš kelerius metus Lietuvos mažąją kultūros sostinę paskelbus Deltuvos miestelį Ukmergės rajone, būti vertu šio titulo ir garbės jį pelnyti, su regalijų perdavimu kitiems niekur nedingo. Iš Deltuvos kultūros centro tai tikrai. Čia sukasi sodai, čia vasaros šilumą saugo krašto pievų žolynai, o adventas pakvimpa medumi. Bitutė pilkoji pavadintos edukacijos Deltuvoje ištakos, istorinės, o šiandien tikras patyrimas, kaip iš gryno vaško senoviniu būdu nulieti vaškinę žvakę. Ši edukacija gimė mum iš tokios labai gražios idėjos. Mes sužinojome faktą ir jį labai vertiname ir branginame, kad 1885 metais Deltuvoje prie Tiškevičiaus dvaro tuo metu Lietuvoje veikia galbūt vienintelė bitininkystės mokykla. Ir toje mokykloje mokėsi lietuvių veikėja, rašytoja Gabrielė Petkevičaitė. Išmokusi Deltuvoje bitininkystės amato, į lietuvių gyvenimą visuomeninį, politinę veiklą ji išėjo pasivadinusi bitės slapyvardžiu. Vašką šioms žvakėms dovanoja Deltuvos krašto bitininkai. Dėl to jos mums tokios brangios, nes tikros, paprastos, kvepia žydinčiais mūsų laukais. Kuo labiau savo žodžius stengiasi sušildyti Daiva. Liejame žvakes tradiciniu būdu, ant verpimo ratelio pririšę lininį knatą. Ir sukdami tą ratelį, iš tikrųjų, mes patiriame be galo daug gražių teigiamų emocijų. Ši edukacija yra skirta ne tik vaikams, vaikai gali joje dalyvauti kultūros paso edukaciniuose užsiėmimuose ir šią edukaciją patirti nemokamai, bet taip pat į šią edukaciją kviečiame ir visus suaugusius. Ypač ši edukacija yra populiari prieš Kalėdas, prieš Velykas, todėl kultūros namai visada būna pilni šurmulio ir labai gražių emocijų. Edukacijos Bitutė pilkoji idėjos autorės Daiva ir Rasa ne tik parodo, ragina išmėginti žvakių liejiko amatą, bet ir pristato senąsias bitininkystės tradicijas, suteikia naudingų žinių apie vabzdį, žinoma nuo neatmenamų laikų, kurį bite vadiname, ir tai daro neapsakomai paveikiai. Mums pačioms žvakių liejimas yra be galo artimas dėl to, kad mes pačios vaikystėje esam išgyvenę tą draugystę su bitėmis, kadangi mūsų pačių tėveliai laikė bites, buvo bitininkai, todėl ir mums pačioms kaip edukatoriams tai kartu yra ir grįžimas į mūsų vaikystę, į tuos pačius gražiausius mūsų gyvenimo metus. O belėdami žvakes, visi šioje edukacijoje dalyvaujantys žmonės, ar tai būtų vaikai ar suaugę, jie taip pat sužino daug įdomių faktų ir apie pačių bičių gyvenimą. Jeigu mes žvakes liejam prieš kūčias, tai sužino daug įvairių tradicijų, tikėjimų apie bites, apie stebuklingą jų galią. Ir aišku, pats maloniausias būna dalykas, kai jau mes tas žvakes nusegame nuo to stebuklingo mūsų rato ir kiekvienas patiria ne tik tą nuostabų kvapą, bet prisiliečia ir šilumą pačia prie tos žvakės. Kad dirba kilnų darbą, edukatorės nė akimirkai nesuabejoja, gaivindamos senąsias tradicijas, jas puoselėdamos, rasdamos joms vietą gyvenime, kur jau taip įprasta viską pirkti. Tai neįtikėtinai daug. Ypatinga ši žvakė. Ir užburiančiu aromatu, kiekvieną įkvėpimą pripildančių gydančio džiaugsmo. Ne veltui edukatorės vaikus patikina, dabar visą mėnesį nesirgsintys. Ir senųjų tikėjimų suteikta galia, iš kurių didžiausia bičiulystės stebuklas. O vasario 2 įvyksta dar vienas, pats svarbiausias. Žvakės senovėj buvo liejamos nuo Švento Andriejaus, lapkričio 30 dienos iki vasario 1, o vasario 2 jos buvo nešamos į bažnyčią ir šventinamos.
Ir šventa žvakė, vadinama grabnytinė ar graudulinė žvakė, jau ir įgauna tų stebuklingų galių. Ir mes labai džiaugiamės, kad šitą tradiciją mes esam įgyvendinę ir pas mus Deltuvoje. Mes liejame žvakes ir vasario 2 mes taip pat nešamės į mūsų bažnyčią ir mes jas pasišventiname. Ir galim pasakyti, kad tos žvakės pašventytos tikrai mūsų kultūros namus ir mūsų šeimas saugoja. Tai pašventinta žvakė iš tikrųjų apsaugojo, senovės žmogų apsaugojo nuo negandų, nuo audrų, nuo perkūno. Galėdavo net ateitį išsiburti su graudulinė žvakė, įvairūs yra tikėjimai. Ir mes kiekvienam edukacijoje dalyvavusiam žmogui pasiūlome tai išbandyti. Ir labai džiugu būna, kai mes gauname tą atgalinį ryšį iš čia dalyvavusių žmonių. Ir taip mūsų draugystė tęsiasi toliau iš tikrųjų. Tai nebūna tik tai vienkartinis kažkoks tai procesas, momentas, kad atvažiavo žmonės, pasigamino ir išvažiavo. Tas žvakių liejimas iš tikrųjų mus sujungia, kaip senoviai bitininką, bičių turėtoje sujungdavo su bite, ryšys toksai artimas būdavo. Taip dabar dalyvaujantys žmonės edukacijose taip pat tampa mūsų bičiuliais, nes labai gerai žinomas ir dažnai vartojamas mūsų lietuvių kalboje žodis bičiulis ir yra kilęs iš tos bičiulystės, iš bendro bičių turėjimo. Tai bitė ir bitininkas. Iš to yra ir kilęs žodis bičiulis. Pasiklausykime. Kūčių vakarieniai ruošiamės ne tik mes, ruošiasi ir bitelis. Tikras bitininkas žino, kokias tradicinės apeigas savajame bityne privalo atlikti, kaip ir geras sodininkas. Koks ritualas saugos jo sodą nuo negandų ir garantuos klestėjimą. Kūčių rytą bitininkas, norėdamas pamaloninti savo biteles, padėkoti joms, nueina prie bičių avilio ir tikėdamasis kitais metais taip pat tęsis jų draugystė ir bitelės prineš jam daug medaus, apkloja šienu, užkloja šieno. Ir jeigu nori dar, kad kuo daugiau bitelių būtų, kad dar bitės ir spiestų, tai 3 kartus kilstelė. Kilstelė avilį 3 kartus ir taip sako, kad kitais metais bus ne tik gausu medaus, bet ir daug spiečių. Labai gražus tikėjimas iš tikrųjų yra apie apsaugą mūsų visų sodo, pavyzdžiui, ant seniausios obelies reikia kūčių dieną, kūčių rytą uždegti graudulinę žvakę. Ir taip sakoma, kad apsaugos sodą nuo visokių šalnų, nuo negandų ir bus didžiulė sodo apsauga. Na, o aplink apie bičių avilį taip pat nešamas yra pirmasis rugių pėdas, norint apsaugoti. Kūčių vakarą bitininkas paėmęs iš savo šeimininkės duonos kepalo riekę, atpjovęs ją gausiai apibarsto cukrumi ir eina pas biteles, nes sakoma, kad bitelės taip pat švenčia kūčias. Belaukdamos šeimininko jos nusilipdo iš vaško stalelį ir laukia bitininko vaišių. Ir sulaukia tų vaišių, kitais metais atsidėkoja gausiu medaus kiekiu. Ukmergės Dukstynos pagrindinės mokyklos antrokus į žvakių liejimo edukaciją pakvietusi mokytoja Aušra sako, motyvas čia būti per patį adventą pats rimčiausias. Ruošiamės kalėdom, laukiam kalėdų ir adventą minim kiekvieną dieną klasėje, užsidegam žvakelę ir labai tiko mums šitą edukaciją. Šiaip vaikam labai gerai patirti ir paliesti gyvai visus tuos dalykus ir ypač vašką, apie bites sužinojo daug jie ir patys pasigamino po žvakę, ne kažkokią nupirktą turės, o savo gamintą kalėdams ir svarbiausia gera nuotaika ir emocijos, girdit, kaip jie džiaugiasi. Ir iš tiesų, visi iškeliauja savąją žvakę, dailiai suvinioja į lino atraižą. Bus puikios lauktuvės namiškiams ir aišku, būtinai pasakojimas, ką pamatė, sužinojo, patys padarė. Labai patiko, labai žvakės kvepia,
Čia koks, man atrodo, antras kartas, kai aš dariau žvakę, tai tikrai labai patiko, džiaugiuosi. Ar sunku buvo? Nelabai sunku, bet kantrybės daug reikia. Liejant žvakę, pravartu ir norą sugalvoti. Išsipildys ir gerą palinkėjimą draugui. Lukas sako padaręs ir vieną, ir kitą. Ir dar priduria, štai kas labiausiai patikę. Pačios žvakės patiko daug faktų apie vyčią sužinau ir patiko apie eglutę. Eglutė labai graži. Nepasiginčysi. Puiki eglutė Deltuvos kultūros centre. Nepirktiniais, pačių darytais šiaudiniais žaisliukais puošta, raudonskruosčiais obuoliukais ir žvilgančiais saldainių popierėliais. Didžiausia modernybė – elektrinės lemputės. Taip saugiau, nei vaško žvakelė žibinti. Nors senoliai tikrai mena jų liepsnelių mirgėjimą tarp žalių sakuotų šakų. Štai ir paaiškėja, kodėl Daiva ir Rasa kitai edukacijai vaikus už stalo sodina. Prasideda žolinukų gamyba. Žolinukų rišimas senas amatas, o dirbant kartu pavyksta sukurti artimesnius tarpusavio santykius, išlaisvinti kūrybiškumą. Pedagogai pasakytų, kad taip ugdoma socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija, o edukatorė Daiva kitaip. Glausti gėlę prie žolelės, kartu sužinant apie vaistinguosius augalus, apie jų naudą žmogui ir žemei, prasminga. Kiekvienas mes iš vaikystės turbūt prisimenam, kai bėgom per asotą žolę ir koks tai yra puikus jausmas. Tai dabartiniai vaikai, daug kas jau šito jausmo neturi, iš tikrųjų nepatiria to jausmo. Ir nupjauta žolė, sudžiovinta jinai su įvairiais vaistiniais augalėliais atkeliauja pas mus į kultūros namus ir mes su vaikučiais rišam tuos senovinius žaisliukus, žolinukus. Rišdami kalbamės apie įvairius vaistinius augalus. Vėliau mes tuos žolinukus savo dekoruojam įvairiomis sėklomis, sudžiovintom gėlytėm ir tai naudojam ne tik kalėdų eglutės papuošimui, bet ir kaip namų kvapą galim panaudoti, o pridėję įvairių sėklyčių galim išnešti žiemą ir paukšteliams. Tai toks mūsų darbas yra gražus, prasmingas su žolinukais ir manom, kad šitokiom veiklom mes iš tikrųjų aktualizuojam labai ir šių dienų tokią idėją ir problemą, kaip mus kamuojanti besaikį vartojama ir prisidedam prie tvarių idėjų populiarinimo. Žolinukas – originali kalėdų eglutės puošmena, unikali dovana. Apskritai visos gamtos dovanos neįkainojamos, todėl deltuviškės edukatorės nuolatinėse paieškose minties ir augalo, galinčio ją įkūnyti. Arba atvirkščiai. Mes faktiškai visas medžiagas ruošiamės per vasarą. Arba mūsų būrelio moteris, sodų rišėjos, ar mes pačios kaip darbuotojos visą vasarą renkam žolynus, juos džiovinam, nušienautą žolę taip pat džiovinam, ją laikom, vėdinam ir atėjus laikui naudojam visas gamtinės medžiagas, nes mūsų kultūros namuose iš tikrųjų mes naudojam visas ekologinės priemonės, ekologiškas priemonės ir visa, kas yra iš gamtos. Nes veikiame, mūsų skyrius veikia toks kaip, daugiau kaip edukacijų centras iš tikrųjų ir visus norim supažintinti su tom senojom mūsų tautos tradicijom, jas atgaivinti ir populiarinti. Deltuvos krašto moteris renkasi į šiaudinių sodų rišimo užsiėmimą. Greičiau gal susiejimą, mielą širdžiai, atgaivą, minčiai, akims. Kiekvienas toks pirštų panerimas į rinktinį auksą, prisiminimas to, kas dar gyva Lietuvos kaime, o vėliau ir priminimas kitiems. Tai iš tikrųjų tikrai yra lietuviškas auksas, be galo daug jame šilumos, sudėta labai daug meilės. Tiesiog, jeigu norint susirišti sodą, tai reikia rišti tik tai labai geros nuotaikos,
ir tuo pačiu su visais gražiausiais palinkėjimais, kiekvieną mesgelį užmesgant, palinkėti palinkėjimą. Na, tai yra tiesiog mažas stebuklas, kuris sukasi virš mūsų. Manoma, kad aukso spalvos stiebuose yra sukaupta daug saulės energijos ir į namus jie atneša laimę bei harmoniją. Etninės kultūros tyrėjai soduose įžvelgia simbolinę erdvinio pasaulio modelio idėją. Sodas simbolizuoja pasaulį, dangų, rojų, dausas. Sodas ne tik atvaizduoja kosminę darną, bet ir ją kuria. Ir rišamas jis neeiliniams gyvenimo virsmo įvykiams, vestuvėms, krikštynoms. Vaikui gimstant mama surišdavo ir pakabindavo virš lopšio, kad tas sodas suktųsi ir nutrauktų visas blogas energijas. Jeigu ateidavo piktas žmogus, tai tuo atkreipdavo dėmesį į sodą. Ir automatiškai visą pyktį atiduodavo sodui. Ir vaikelis būdavo saugus. O tuo pačiu būdavo vestuvėms, krikštynoms ir rišami sodai, auginami, dabar sakoma. Šiaudiniai sodai – viena įspūdingiausių lietuvių paprotinės dekoratyvinės dailės rūšių. Tai tūriniai griežtai geometrinės formos šiaudų dirbiniai. Labiausiai mėgstama sodų pavidalą sudaro oktedras – dvigubos to paties keturkampio pagrindo piramidės, kurių viršūnės simetriškai nukreiptos į priešingas puses – viršų ir apačią. Pats tas smagiausias dalykas, kaip man, tai yra paukščiukų rišimas, nes tai yra atbudimas, atgimimas, tai yra žinia ir visa tuo susijungia. Ir pagrindė, kai rišu sodus, visą laiką atkreipiu dėmesį į tai, kad būtent kam rišu, su to mintim ir tas sodas ateina į gyvenimą. Tautodailininkės Rasos Laskauskienės suburtų Deltuvos krašto moterų sodų rišėjų sukurti darbai nuolat veikiančioje ekspozicijoje puošia Deltuvos kultūros namus, taip pat čionykščių senelių namus. Rasa Laskauskienė ir Daiva Stimburienė yra asociacijos Dangaus sodai, vienijančios Lietuvos sodų rišėjus narės. Su savo užaugintais sodais dalyvauja tarptautinėje Vilniaus moterų asociacijos rengiamoje Kalėdų labdaros mugėje. Nors sodo rišimas grina matematika šypsosi, dviejų vienodų tiesiog nėra. Jeigu čia pasižiūrėtumėt, irgi nerastumėt nei vieno vienodo sodo. Vis tiek kažkuris šiaudelis ilgesnis, kažkuris trumpesnis, kažkur paukščiukas, kažkur angeliukas. Tiesiog jie savaime skiriasi vienas nuo kito. Sodas iš rišėjo reikalauja begalinio kruopštumo, kantrybės, ramios sielos būsenos. Ar kiekvienas gali būti rišėju? Tikrai ne kiekvienas gali būti virėjas, nes labai daug pabando ir tiesiog negrįžta prie to. O kitą tiesiog prikalbinė, kad ateik rišti ir suriša ko puikiausiai ir labai džiaugiasi. Džiaugiasi ir Staselė, šitą amatą pažįstanti nuo vaikystės. Reikėdavo mokyklo neštis žaisliukus, kaip anksčiau tų žaisliukų nebuvo gatavų. Taigi mes tada darom, mes tos, kas iš popierius, kas iš šiaudų. Mano mama, tai žvaigždės, mama žvaigždė darėm, tai reketukus darėm. Moteris Staselę charakterizuoja trumpai ir taikliai, jauniausia iš mūsų visų. Ji, kaip visada, juokiasi. Ir jai ne tik įdomu čia būti. Daugiau. Kaip išėjau į pensiją, tai šitą man pasiūlė Rasytė šitą į būrelį. Tai mes dalyvaujam čia. Laiko praleidimas labai smagu, kai senatvė yra užimtumas. Nėra kada sirgti, nėra kada bedavoti. Čia yra mano irgi daug pridėta čia yra. Tai stengiuosi, labai patiko man šitas dalykas. Būtent Staselė šeima šiems meno kūriniams užaugina rugius. Juos nukerta, išdžiovina. Sunkus tai darbas. O sodą rišti sunku? Nesunku visai, tik darbo daug reikia įdėti, kad kol susikarpai, kol pasiruoši tam, žinoti, reikia vienodas, kad nebūtų ilgesnis ar trumpesnis, jau pagal kitus turi vienodas būti. Ir vienu žodžiu galim
ir ilgesnių šitą, daroma formų visokių šitą. Jau šiaudas pats karpai ir kad ir galvoja, kad dar čia dar kažką kitą, jau pagrindą kai padarai. Kad sukurtum pasaulį spindintį džiaugsmu, srūvantį ramybę, taikų, laimingą, saugų, turi būti pilnas, nes iš tuščio neįpilsi, tars Rasa. Meilė gamtai, augalui, dėkingumas, ramybė, džiaugsmas, gali vardinti ir vardinti visus dalykus. Ir aišku, savame didžiulis noras. Aš tiesiog, kaip aš sakau, dėkavoju protėviam, seneliam, tėvam, kad aš esu tokia. Tikrai yra už ką dėkavoti etninės kultūros puoselėtojams Deltuvoje, Ukmergės krašte. Talpus, svetingas jų dvasios rūmas. O UNESCO 2023 metais Šiaudinių sodų tradiciją įrašė į reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.